Penktadienis 13. Sveikučiai bičiuliai, kaip jau mūsų naujasis logo, įvertinkit, paspauskit pirštą arba žemyn arba taip, mes sužinosim. Bet čia mes esame kur? Van Gans penktadienis. Penktadienis 13, seni. Ar tu tam pasiruošęs? Žiūrėk čia, žiūrėk kiek mašinų suvažiavo. Ar matęs Kaune, kada tiek mašinų? Valandų žinai kiek? 11:15. Laikas miegot, einam kartu. Ar pamenat jos? Jie buvo mūsų pirmoji laidoje, antroji. Sveikučiai jo. Edvilai, Rutenį, Šliumba. Ir graži mergina, labas. Visi jie čia dalyvauja irgi, yra iš Van Gans Society, mes juos mylim. Einam toliau. Einam. O, Lukelis. Tai žodžiu, dabar papasako, kas čia yra, kaip yra, per kur, iš kur, kodėl. Tiesiog sukūrėm eventą, kad Van Gans Friday 13. Susirinkom, susirinkom čia, važiuosim į kitur, kavos atsigersim, pašnekėsim apie mašiną. Žodžiu, norėjai pamatyti daug gražių mašinų vienoje vietoje, nieks to nerengė, tu skai, aš tai padarysiu. Pavasarį nebuvo renginių, tai kodėlgi ne? O kur tavo mašina balta? Nėra, mano. Šaunuolis. Kai neturi mašinos, taip ir elgiesi. Šaunuolis, važiuojam toliau. Mašinas tai šviečiu. Mes jau baigiam kalbėti. Gerai, vėliau prieisi, einam. Ar jūs bent matėt viename renginyje katafalką atvažiavusi? Nei viename. Tik čia, tik Kaune. Gangsterių mieste. Einam toliau. Visų pirma, labas. Ir iš karto sveikinam už puikų automobilį, puikų skonį. Ir aišku, kad atvažiavo šičia į Van Gans Friday. Man netoli labai, man tai yra. Netoli? Kiek čia? Tai ką aš einu, Marijampolės, PM100. Bet su tokiais ratukais kaip normaliai vėžios, nemėtų šonus. Dabar remontų, ten darbai vyksta, tai nelabai nieko gero. Ir vedukas tai labai žiauru. Bet jūs tik pažiūrėkit, kiek detalių. Viena detalė, čia antra detalė. O Marija, pažiūrėk viršui. Pažiūrėk. Norėjau kažkokį mytą varyti kabrio. Čia galima pavadyti kabrio, ne? Jo. Davai, atidaryk stogelį, pažiūrėsim. Kabrio. Eik tu savo. Kabrio? Eik tu savo. Kiek laiko dirbėjai prie šito automobilio? Gerą žiemą. Tai tu labai, žinok, stropus ir spartus. Aš kažkaip vis pirmukus stengiausi, ta prasme, mėlyną turėjau su oru buvo. Jo. Kabrio. Kabrio, ta prasme, oras buvo. Paskui karinį tokį turėjau, jei kas pamena, irgi pirmas buvo. Vyra dar gyvas irgi. Tai vis kažkaip kas metai norėjau vis projektėlį, žinai. Bet vis prie pirmo liekė, ne? Jo, visada prie pirmo. Šiais metais norėjau Kubelwagen padaryti, bet nepasisekė. Bet liko dar, ta prasme, kitais metais tikiuosi įveiksiu. Fantastika, bet aš matau, nes spalva tokia, jinai ant saulės žaižaruoja, turbūt stipriai. Čia jo. Tai čia buvusio šito pirmo savininko, ta prasme, jisai čia nudažė. Jo, tai jau čia tokį nupirkau. Kestas turėjau, tik tai aš tą apdailą visą, čia sugalvojau, taip žinai. Jo. Nes jis buvo taip, nes jis čia yra pirmas golfas, bet kas domisi, jisai ir siauras stopis. Matai galia stopas, koks jisai yra. Aš tai nežinau, čia kaip maždaug pas huliganus siauras stopis. Jo, tai čia jisai ėjo 79 ir 80, paskui nuo 80 tie plačia stopiai. Tai jis iš vis rėtas yra. O koks čia sprendimas su buferiu įdomi? Jo, nes jo originaliai yra eina ne metaliniai bumperiai, ne plastikiniai, metaliniai. Tai tada iš visinį, promuoti, ne? Jo, tai va būtent čia tas ir kėbulas. Nes jo ir paneliai kitokia, tai gukli ten. Jo. Tai va jisai kitokia. Super, žinok. Vyrai, vaikai, moteris, aplink šitą mašiną galima eiti 5 minutės ir vis tiek daraisi dar vieną ratą, nes tiek detalių, kiekvieną ratą apeisi ir... Dar kapotą atidarysim. Eik tu savo! Einam, davai po kapotu. Reikia pabandyti, nutrūko trosas, bet tikiuosi atidarysim. Sunkiai darosi? Tai platskim. Va. Tai čia tokia technika. Protivaugonkė čia. Viskas okei. Jūs pažiūrėkit, sėdynė su mygtukais. Veikia? Veikia? Pajungta? Ne, pajungta. Pažiūrim. Kas svarbiausia yra padaryti mytę, pakelt kapotą. Čia kaip merginai sijoną, visi nori pažiūrėti. Atšoko? Va, padėjau, žiūrėk, biškė. Dabar žiūrėkit, kas čia bus. Bet prie tavo mylimų... Šit. Šlangos neišpūstos, viskas paslėpta. Pas mane kambarį niekada nebuvo taip tvarkinga, kaip čia po kapotu. Niekada.
Gracias, senior. O, buongiorno, signore. Labų vakarų. Labų vakarų. Čia S2000. O, taip. Čia visų hondistų tą, kur, žinai, vieni kambariukai užsidaro ir daro. Ir daro. Bet kaip galvoju, daugiau ant S2000 ar ant NSX? Blemba, žinok, aš ant NSX irgi eičiau kitą kambarėlį, kur NSX yra, tikrai, žinok. Palikčiau tas 2000. Palauk, pas kaimynus pakalbėsiu biškį. O, kaimynai, dėmesio reikia. Parduodam S20 dalis, 56 alfa dalimis. Parduodu S10, M70 dizelis, 6 bėgiai mechanas, elegantas, bet neblogas. Jūs labai pavydėt, kad jisai S2000 sėdi. Netgi keturiese, bet vis tiek. Okay. Tai organizuoji Fastlapą. Taip. Aš šiandien, žinai, kaip pasakiau, sakau, kad nesusirenka tiek šustrų mašinų Fastlapą, kiek į čia. Susirenka. Bet katapalkai nesusirenka. Žiauru. Katapalkas yra. Ten su ta romantiška nuotaikėlė tokia tom lempyje. Viskas. Taip ir norisi priguldžino. Reikia susirasti kokią čiolę, atsisėst ir praleisti vakarėlį. Praleisti vakarėlį, užtrauktų žulaidėlės, garbiniotas. Tai žodžiu, gerai, smagiai, važiuojam, pasivažiuosim. Jo, važiuojam, aš manau dar susitiksim, ne? Jo, nufilmuosim. Nufilmuosim, galiu pagazuoti. Čia pagazuok. Ateikit čia, pala. 3, 2, 1. Ką čia darbo partija veikiat? Balsuojam. Žinai, aš buvau irgi prie jūsų sakius beveik, motorolinį turėjau, Bitizoko. Bet irgi jaučiu tą tokį, žinai. Ja. Sveikučiai. Sveiki. Fotografuojat? Ai, kažką. Ir kaip sekasi? Ką nufotkinai? Gerą kadrą pagavai? Parodyk, ką turi. Kažką pažiūrėt galim. Nu, Zenderio golfitas, kaip visada išskirtinis. Taip. O, ne, Su kuo atvažiavau? Ne aš vairavau, bet... Nu, einam, parodys, einam. Nu, einam, pažiūrėsim. Einam. Ne? Taip. Ai, rykliukas koksai. Oi, raudonas. Oi, raudonas. Visą laiką norėjau raudonos mašinos, bet visą laiką galvoju, ai, po 2 metų gal išblūks kaip tie kadetai, žinai, 3 spalvų. Kaip gaisriniai. Nu jo, bet osam. Viduj, žiūrėk, koža, roža, sėdila. Taip. Aš manau, prabalsuosiu, tikrai gausiu balsų. Jeigu ne, tai žinok, aš supyksiu ant šio vakaro. Gerai, super. Gerai, sėkmingai pafotografuot. Čiau. Ir jums iki. Tai va, labas. Labas. Koks tavo vardas? Daumantas. Aš Romanas. Malonu. Ultra malonu. O man dar labiau maloniau, kadangi mes stovim prie šito balto golfyčio ant roko ir girdėjau greitai lekia. Važiuoja kažką. Kas viduj? 2 litrai turbo. Turbo? Turbo. Kokia turbo? Didelė turbo? Evo 8. O, kiek pučia? 1.6. A kiek išduoda? 3.5 arklių. Wow. Ir esi važiavęs jau kažkur, jau pažiūrim, kaip čia ką. Ką čia jau pataisėjai? Taisim nuo Taisei. greičio, matai atsilup. Bet tai čia kaip paslančia, jau taip atsidaro biškai kapačiukas? Čia, matai, man reikia biškai, kad ledintųsi. Jo. Ta mašina nelabai mėgsta šilumą. Aha. Ir važiavęs jau kažkur? Ne, gatvėm tik važinė. Tik gatvėm? 2 litrai turbo 375? 315? 3.5.2. 352. Nu to 375 bus, kai aš šalia stoviu. Panašiai turėtų būti, žinok, jeigu lipduką kokį užkliuosi, tai... Užklijuosim būtinai. Padidės. Bet tai klausyk, kaip gatvėm tu tikrai neblogai užsitaisėjai. Pats darėjai, tai pridėjai ranką. Jo, draugai padėjo. Draugai padėjo, bet ir pats darėjai, pasakyk, pats dariau. Taip, pats dariau ir Ten padėjo pasakyk, draugai. pats dariau. Dariau pats ir padėjo draugai. Nepadėjo jam draugai. Nepadėjo man. Gerai, einam pažiūrėti į vidų, kaip ant rokės sėdisi. Šau, kažtu atrakinsi. Atidaryk. Wow, side pipai. Nes kai sudėta 4 važiuoklė, tai neišėjo man išsivest. Kokia važiuoklė? 4 varomi, sinkro. Wow, senė, nu tu čia stebini su kiekvienu savo sakiniu. Ateikit, pažiūrėkit į vidų, bičiuliai, užėkit į vidų. Apeikit. Pažiūrėk viduj. Aišku, zomšas be pirštinių vairuoji, ne? Negaila. Taip. Parodyk, kokias. Sparko? Prašau, pritraukiam. Sparkos. O. Babačiukai, matai, gali pritraukti. Kur ratus pirkai? Žodžiu, bet planuoji važiuoti kažkur? Neplanuoju. Neturiu aš tokio biudžeto. Pametį į servetėlę, palauk. Tu pametį į servetėlę. Tai nešiukškinkim, neturiu aš tokio biudžeto. Tai tiesiog taip, ne, gražiai įsidažiai
ir savo patenkintas važinėjai. Nu jo, aš mėgstu spalvą pasikeisti kiekvienais metais. Tai kitiem met galiau bus kažkas kitas. Jo, bet žinok, tikrai šaunuolis, tikrai puikų darbą atlikai, noriu paspausti tau dešinę, duok krabą. Dėkui labai. Sėkmės, toliau, važiuojam, einam pažiūrėsim toliau. Kas vairuoja Selą? Labas, tavo vardas? Sveiki, Michailas. Michailas, привет, Миша, как дела? Нормально. Из Vilnius, нет? Tai va, labai gražus Selas. Dėkui. Ir tu visai nieko. Bet ratai neblogi ir vairiuką gerą uždėjęs. Kokia tavo vizija? Čia jau baigta ar dar biškai kažkur stumsi link sportiškumo, kaip matau tokio? Dar link sportiškumo kažką stumsim toliau. Pavyzdžiui, kaip? Sparnas, gal bumperiai kokie nors. Sparnas, bet tai... bus iš originalių detalių. Sparnas originalus yra tokiam? Jo, toks ducktail tipas. Jo. Yra. O po kapotu kas pas tavęs slepiasi? Vienas iš silpniausių 3 litrai. Su 70 kW. 12 ventilių? Ne. 24. 24 jau neblogai. Bet klausyk, pasižiūrim judų. Galiu pasimatuoti aš jį? Žiūrėkit, kaip aš tampu šio mašino savininku staigiai. Opa. Nu, Miša, žinok, aš tau pavydžiu tikrai. Seilė varva man dabar iš visur. Atsargiai su sėdynėm. Jo. Žodžiu. Tikrai, Miša, super ir spalva, ir vizija. Sėkmės. Dėkui. Čiau! Kur pitakėlio vairuotojas? Kur pitakėlio? Taip, klausau. Ateik, pasakysi labas. Duok krabą. Zdarova. Marius, ne? Taip, tas pats. Ja, aš matau, jaučiu, žinai. Klausyk, gera mašina, geras vairuotojas, geros padangos, negaila padangų. Niekada. Žiauriai. Ilgiausias šniūras pas tave, ne? Ja. Tas Vis baltas dar, ar? vis dar. Klausyk. Žiauriai. Ir tu kiekvienam renginy būni, Nu, praktiškai. stengiamės nepraleisti. Taikos draga, tai ten tu jau nakvoji, o pats pirmas stoja prie vartų. Ja. Šaunuolis. Ir čia, žiūrėk, irgi neblogai, o ne? Ja, čia Ne? mūsų šaikytė, va. Jo. Šitos, va. 2, 3, kiek čia? 2, 4. Smoke Hunters vadinatės. Ja, Ir jums tikrai sekasi, žinau, medžioti dūmus, kaip matau, jums tikrai sekasi. Super, taip ir toliau laikykitės. dėkui. Čiau!